Pagrindinis miesto šventės akcentas buvo rekonstruotas Utenos hipodromas, kuris dar negalutinai įrengtas, bet tarptautinės žirgų varžybos jame jau vyksta. Šiandien švenčiame mes Utenos miesto dienas, bet ateityje bus, aš manyčiau, kad mes organizuosime labai daug varžybų, į kuriuos irgi kviesime geriausius ristūnus ir vadėliotojus iš viso pasaulio. O kaip dažnai vyks varžybos? Praktiškai idealiausia būtų, kad kiekvieną dieną. Tam tikslui lietuviai turi turėti pakankamą kiekį žirgų. O šiaip, kaip prasideda, vieną kartą per mėnesį, vieną kartą per savaitę, 4 kartus, per savaitę ir didėja. Ar ilgai gimdėt šitą kūdikį? Bent 10 metų. Iš pradžių atsiranda mintis, kaip sako šventas raštas. Iš pradžių buvo žodis, tai mes turėjome mintį, o paskui truputėlį po truputėlį, nuo minties, nuo idėjos, jūs matote, kad atsirado tai, ką mes šiandien turime. Utena turi ko gero giliausias žirgininkystės tradicijas ir Utena jau tuo metu turėjo vieną geriausių Utenos hipodromų. Todėl mums buvo lengva kalbėti apie šito hipodromo renovavimą. Čia yra tik tai pradžia hipodromo, kol kas yra tik tai takas. Kaip matome, pastatas yra dar tik tai statomas. Kai visas hipodromas jau bus baigtas, tada mes prognozuojam, kad vis dėlto tai turėtų turėti ateitį ne tik hipodromui, bet ir pačiam Utenos miestui. Nes tai turėtų būti traukos centras, kur atvažiuotų žmonės, galėtų praleisti čia laiką, savo laisvalaikį, pasikviesti draugus, pažįstamus. Mes tikimės, kad taip ir bus ateityje. Mes esame susipažinę su pačiais žymiausiais pasaulio hipodromais ir mūsų įsitikinimu, kad Lietuva turi turėti bent vieną tokio lygio hipodromą. Nors iš tikrųjų reiktų 8. Taip. Lietuva. Taip, taigi Lietuva turi senesnės ristūnų sporto tradicijas net už krepšinį. Tai aš manau, kad mums tikrai reikalinga turėti bent 8 hipodromus. Na ir su kokiu dar kitu hipodromu pasaulyje galėtų lygiotis va šis hipodromas? Sakyčiau, artimiausias tai būtų Helsinkis, paskui galbūt, jeigu einant į vakarus, tai būtų Hamburgas ir po to Prancūzija. Viskas. Kur toliau žvalgotės? Jeigu kalbant apie Lietuvą niekur, reikia duoti pasireikšti ir kitiem. Šiaip tai visus hipodromus stato valstybė, ne privatus verslininkai. Tai yra valstybės reikalas pastatyti tokius įrenginius, juolab, kad jų kaina tai yra kosminė, žinote. Prieš kelerius metus hipodromą Utenos rajono savivaldybė išnuomojo verslininkams. Sutartyje įrašyta svarbiausia sąlyga – rekonstruoti hipodromą pagal tarptautinius standartus ir organizuoti žirginio sporto turnyrus. Taip pat susibūrė iniciatyvinė grupė, kuris teiks įmonę užsiimančią žirgų totalizatoriaus veiklą. Mat Lietuvai leista prisijungti prie vieno didžiausio pasaulyje totalizatoriaus. Yra 2 dalys šito visos veiklos, yra veslininkystė. Tai išvedinėjant geriausius egzempliorius, rezultatus siekiant geresnius ir tuo pačiu sportas, kadangi per sportą išaiškėja jų darbinės savybės. Greitis, ištvermė, aišku, grožis, bet tai yra toksai iš 2 dalių susidedanti veikla. Tiek veslininkystė, tiek sportas. Tai šiuo metu čia yra sportinės varžybos, bet labai dažnai būna konkursai bandymai veslininkystės tikslais, ieškant geriausių egzempliorių ir tokiu būdu tobulinti veislę. Šiuo atveju prancūzų ristūnus, kurie pagal kilmę yra prancūzų, bet jie auginami įvairiose šalyse, viso pasaulio šalyse ir tuo pačiu Lietuvoje visai neseniai atvežti buvo ir ko gero šiai dienai jiem dėmesio skiriama daugiausia. Nes yra 4 ristūnų veislės, yra rusų, orlovų, amerikiečių ir prancūzų, čia dalyvauja amerikiečių ir prancūzų, dominuoja prancūzai, nes ristūnų sporte prancūzai šiai dienai turbūt ir pati valstybė ir daug lėšų skiria ir palaiko, nes generuoja labai daug pinigų į biudžetą. Tai ir leidžia dalis tų pinigų propaguoti savo veislę į užsienį. Čia toks nacionalinis klausimas per žirgus plėtrą
prancūziškos kultūros. Tai šiai dienai pateko į rankas Arūno Cicėno lobai, mane pritraukė irgi šitoje veikloje dalyvauti. Tai mes manom, kad prancūzų ristūnų perspektyva ir bendrai ristūnų perspektyva bus labai labai gera ir manom, kad Utena padarys, tikrai bus žirginio sporto sostinė, kaip Žalgiris buvo, Kaunas buvo per Žalgirį krepšinio sostinė Lietuvos. Ir esam tikri, kad neužilgo šitas bus žinomas hipodromas visoje rytų Europoje, pritraukiant rytų šalis, turint omeny Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją ir prie totalizatorių jos įtraukiant į galimybę ne tik pasidengti kaštus, bet ir uždirbti. Tai manom, kad ta veikla bus ir kaip reginys, ir kaip esininkystės aspektų bus labai sėkminga ir labai išplėsta. Po pertraukėlės tęsime pasakojimą apie Utenos šventę. Taip pat pasakosime, kokie naujieji kaimiečiai jau ne vieną dešimtmetį gyvena Varėnos rajone, o laidos pabaigoje lauks gimtosios žemės klausimas.